Ateinu šiandieną su jumis pasilabinti ir pasidalinti dar keletą porą pratimukų skirtų mūsų akių sritai. Tai ką mes darysim, mes šitais pratimais galime mažinti maišelius po akimis ir kelti savo ir pakelti savo vokus. Tai ką reikėtų daryti, tai sudedam labai lengvai pirščiukus į akių kraštelius, lengvų judesių paspaudžiam, truputėlį patempiam ir keliam akis, keliam antakiukus 15 kartų, giliai įkvėpdamas ir iškvėpdamas. Pratimus atliekam 15 kartų, 15 sekundžių skaičiuodamas mintise pailsinam. Ir vėl kartojam 3 kartai po 15 sekundžių. Jausmas turėtų jaustis, kad jaučiam tempimą akių srityje. Pailsinam. Poilsio metu mes galim pakvėpuoti giliai arba užmerktomis akimis, tiesiog pailsinti savo akis. Ir paskutinį kartelį. Atsiprašau. Tokių praktikų metu, kada jaučiam kilnodama antakius, akytes, mes turim jausti truputį tokį lengvą patempimą savo akių srityje. Jeigu tai neatliekam kiekvieną dieną ir tai yra pirmi kartai, gali būti, kad gali sektis labai sunkiai, gali kilti noras numesti, atpalaiduojam. Ir dar vienas pratimukas, dedam pirščiukus po antakiais, truputėlį kilstelim ir vėlgi keliam savo antakius, išplečiam savo akytes 15 kartų, pratampam. Ant akių tikrai turėtų jaustis toksai jausmas, kad būtų akis labai pavargusios. Tai yra absoliučiai normalu, nes dirba mūsų raumenukas. Tai yra pagalba mūsų vokam, kad vokai neužkristų. Ir tuo pačiu mes padedam savo akių sričiai nesirasti maišeliams po akimis. Dar kartelį. Pailsinam. Dedam vėl 3 kartai po 15. Pailsinam. Ir pakartojam paskutinį raundą. Vairuojam. Ir pasidalinsiu porą pratimų mūsų žandikaulio ir žandų formavimų. Tai pirmasis iš jų
Suspaudžiam štai čia ties nosį kampučiu, pirštų pagalvėlę prispaudžiam lengvai ir lygiai taip pat keliam nosį į viršų. 15 kartų. Palaiduojam. Jaučiam, kaip dirba mūsų raumenukai. Tai nėra kasdieninis mimikos atlikimas. Tai tikrai turėtumėte jausti poveikį, truputėlį toks kaip deginimas. Ir pakartojam dar kartelį. Užspausti pirštai duoda šiek tiek svorio mūsų raumenukai. Palaiduojam. Ir dar kartelį paspaudžiam. Atsipalaiduojam. Ir sekantis pratimas bus vėlgi lygiai taip pat, padės mums formuoti mūsų žandukus, ištempiant savo O formos liežuvį, ypatingai labai gerai yra šitoj srity, darom O ir galu. Keliam nosį lygiai taip pat, tik mūsų burna yra suformuota į O. Atpalaiduojam. Veidrodį žiūrėdamas į save, gal jausim labai nepatogiai, gal kažkam gali nepatikti vaizdas, bet rezultatas ilgainiui tikrai turėtų džiuginti. Dar kartelį. Atpalaiduojam. Tikrai jaučiam raumenukus, tikrai jaučiam sunkumą. Pasistengiam 15 sekundžių skaičiuodama savo mintise atpalaiduoti veidą. Jeigu nepavyksta ir jaučiasi sunkumas, gali tiesiog patapšnoti, padėdama savo greičiau veidą atsipalaiduoti. Ir paskutinis raundas 15 kartų. Nepasiduodam, atsipalaiduojam, pamylim, palepinam save ir susitiksim rytoj sekančiame video. Nepamirštam, kad savo veido jogos rutiną mes galim atlikti ir ryte, ir vakare, o jeigu pamiršai kartu su savo veido rutina atlikti, tiesiog dienos bėgyje prisiminus vieną ar kitą pratimą, atlik bet kurioje situacijoje, kurioje tu tuo metu esi. Nesvarbu, gamini valgyt, žiūri televizorių, skaitai knygą, atsimink nors vieną pratimą, kuris tau galėtų padėti tuo momentu išlikti gražiai, jaunai ir sveikai. Iki susimatymo kitą